Tai jisai už tai mums padėkojo ir mus pasveikino. Patys mato, kiek žmonių, kiek visko. Liūdna, aišku, liūdna, bet aš žinau, kad gyvenime, kai Vilniui pirmą kartą dalyvavau, būdamas 18-19 metų, žmonės juokėsi, kad aš čia stoviu ant scenos. Iš kart po dušo daug geriau jaučiuosi. Matot, ūsiukų nebėra, gal jie man laimės nedešė. Labas rytas, dabar yra 10:05 ryto, varžybų rytas, dabar pažiūrėsim, kaip aš atrodau. Pagal tai spręsim, ar vandens mes negerti, kiek valgyti. Dabar praspozuosiu ir pasižiūrėsim, kaip toliau judėsim. Tai va, kelias pozas, prasičekinam. Šių nuotraukas pasidariau, tai dabar į vlogą jums trečią ratą prasuksiu pozų. Miegot su grimu tai buvo ne kažką, bet visai tačiau gyvas normaliai atrodo. Varom grimuotis ir 7 ryto jau galutinis sluoksnį deda ir viskas, lauksim varžybų. Varžybos 9 prasideda, eisiu 2 moterų kultūrizmo kategorijos, tada aš, šortai, klasika ir tada bikinistės, o bikinisčių yra, aš žinau, keli šimtai, dėl to tai gerai fainai, kad jie perkelia bikinistės į galą varžybų, nes mums vieną tada reikėtų laukti vos ne iki pat vakaro, kokį bikinistės praeis. Tai dabar, pavyzdžiui, Deimantė su Katerina, nuo kurias aš šių merginas varžybom, tai jų grimavimą perkelia šiandien nuo 4:30 ryto, nes jų yra ant tiek daug, kad jos niekaip nespėja. Tai jinai kėlėsi 3 ir varė, susiruošė ir make-upą daro. Tai ten nusipirksim, viešbutis ten. Jo, matėt užsieniečių, žinai, ir čia priskaičiavo, ten pridėjo visokiausių priedų. Su konsolėm, šonu. Ką tik va įlipom į šitą luxury Uberį ir čia su telikais visko, žodžiu, ir tas vairuotojas sako itališkai kažką, nelabai supratom, tai jisai vertėjo viską pasakė, mums įjungė anglų kalbą, tai esam pirmieji jo klientai, tai jisai šitą mašiną pasiėmė iš salono, kaip supratom, vakar ir šiandien yra pirmoji diena su šitą mašiną darbą ir mes esam patys pirmieji klientai, tai jisai už tai mums padėkojo ir mus pasveikino. Tai šiaip miela. Ir šiaip aš pastebėjau, pavyzdžiui, mes va, kaip su Ignu buvom Lidle, nuėję visą kitą, ten, tarkim, valytojas arba kasininkas ten valė grindis ir savo dainuoja garsiai, tada kitas deda prekes irgi uždainavo, toksai, faina, vis tiek tie žmonės, skirtumus tikrai pasijaučia. Tiesa, vakar buvai į miestę. Ir kaip? Smagiai labai. Fainai, mes irgi vat. Pasivaikščiam jau. Tokios labai skanios. Itališkai. Gal ir tu paragausi? Jo, pagalvojau, kiek šiandien. Vos nemetą laiko ant dietos ir pirmas toks čytas bus Italijoje, itališka pica, tai visai skamba smagiai. Nors aš pizzą valgiau paskutinį kartą, aš tada nevalgiau Palangoje, nevalgiau. Jo, tai pizzą valgiau turbūt prieš kokius 2,5 metų, 3. Nes man visą atrodo ta pizza tokia bandelė, daug sūrio ir užkemša skrandį ir taip visą laiką atrodo sąžinės jausmas mane užgniaužia.
Tai visą pasirinkau kažkokią tokią sveikesnę alternatyvą, kokį sušį dar ką nors. Ir plus kažkaip Lietuvoje pas mus neradęs, aš jokių tam tų skanių labai picų, bet nebent Paulina mane gyrė, Palangoje yra ta vieta kažkokia tenais. Bet aš tada jau buvau ant dietos, neparagavau. Tai realiai po kokių 3 metų Italijoje bus pica. Tai tikrai žiauriai verta, nes nėra ką lyginti su lietuviškom picom. Nu. Atsargiai. Thank you very much. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Face left. De todo el mundo también. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right.
Face front. Thank you. And let's go to our next two gentlemen on stage. Welcome 120 Igor Huskov. $47, 114, 116, 119, 120, and $495. Hey, gentlemen, double bicep. Nu ką, mėly draugai, nepatekau to penketuką, nu, bent jau, kaip sakė, didžiausios Europoje varžybos, didžiausia konkurencija, patys mato, kiek žmonių, kiek visko. Nežinau, dabar daug emocijų, nemeluosiu, skauda viduj, biškai gal verkt norisi. Nežinau, kiek buvo paaukota ir nu, labiausiai gal dėl paaukotų ir gal mylimų žmonių atstumimo. Šeimos, mamos, mylimos draugės ir turėjo kentėti mano tą atsiribojimą gal biškelį. Ir tą kainą to, ką dabar gavau, bet dėl to gal labiausiai liūdna ir gal prieš save, nes atrodo, kad esi taip arti ir toks pasitikėjimas savimi ir atrodo, nu, pasižiūri kitus į save ir, nu, ir taip pat nėra, net į to penketuką nepatenku. Tai nežinau, iš tikrųjų reikės šiandien ramiai pabūt, pavalgyti. Šito neturėjau daug laiko, net nesinori, ties pasakius, nieko valgyti, bet galvo reikia atsipalaiduoti ir leisti kažką pavalgyti tikrai ir smegenis išjungti šiandien, pabūt su mylimais žmonėm. Varžybų yra dar 4 šansai laimėti pro kortą dabar, tai lygiai už savaitės yra Lenkijoje varžybos, tai šiandien yra šeštadienis, tai reikėtų vėl režimą būti penktadienį važiuoti, nu čia už 5 dienų. Tada jeigu Lenkijoje nepaeina, tada už savaitės yra vėl varžybos Budapešte, Vengrijoje varžybos. Tai aš ten Lietuvoje laimėjęs, nu, nemokamą mane ten apmokėtų viską, nes Lietuvoje, kaip laimėjau pirmą vietą, apmoka į Vengriją varžybas. Tai Vengrijoje dar yra galiu laimėti pro kortą ir dar tada už 2 savaičių būtų Vokietijoje. Tai dar šansų pilna, bet tas pasakius, atrodo, čia 5 dar nežinau, reikia pagalvoti dabar. Tai toks atvirai su jumis sakau, ką jaučiu dabar. Liūdna, aišku, bet aš žinau, kad gyvenime, nu, jau tiek kartų aš pralaimėjau ir niekart nepasidaviau ir viską, ką dabar čia gyvenime turiu, dėl to, kad nepasidaviau ir toliau nusprendžiau daryti. Apskritai netgi žmonės net netikėjo, kad aš galiu laimėti Lietuvoje varžybas. Nu, apskritai jokias varžybas. Kai Vilniuje pirmą kartą dalyvavau, būdamas 18-19 metų, žmonės juokėsi, kartą čia stovi ant scenos. Ir man tai sakė akis ir komentarai yra visur būdavo. Ir aš kažkaip tikėjau potencialą, kažkaip mačiau, kad aš įdėjęs darbą galiu iš tikrųjų laimėti kada nors gyvenime. Ir per tą skausmą aš lipau ir tas pats mano per tėčio to alkoholizmą ir netikti tėvo, ar matydamas mama kaip kenčia ir finansinės problemos šeimoje dėl jo to gerimo ir būtas antstoliam duotas ir mamai padėti. Ir tada norint sportuoti šitą sportą, reikėtų pačiam galvoti, kaip užsidirbti. Ir visą laiką buvo tokie, atrodo, stabdžiai, sienos, bet nu, kažkaip man tas skausmas, atrodo, mane dar labiau į priekį vedė. Tai aš tuos skausmus save užsivedu, tai dabar skauda ir, nu, žinant save, reikia man dabar ramiai viską susidėlioti mintis į galvą ir pabūti su mylimais žmonėm, pavalgyti šiandien ir suvirškinti viską ir pasižiūrėsiu. Nežinau, ar dar susitiksim šiandien, ryt pažiūrėsiu, kaip jausiuos. O dabar einu tiesiog pabūti su mylima aplinka. Nu, iškart po dušo daug geriau jaučiuosi. Matot, ūsiukų nebėra, galvoju, jie man laimės neneši. Tai
nusimu juos ir net neatsimenu, kada buvau apsirengęs jau ne treninguose. Taip gerai lyst kažkaip smagiau apsirengti, jo džinsiukai, kėdukai, maikutė, nedžymų. Tai taip visai tik fresh ir nuotaika kažkaip geresnė po dušo, po visko apsiskutus. Toksai fresh look. Tai planas dabar į miestą nueit. Va, gražus laisvalkio kėdukai. Ir miestą nueisim, patinėsim. Bet dar kol kas iki varžybų nuvažiuosim, nes dar 2 mergaitės dalyvauja. Tai ką, vėl mūsų taksis. Žiūrėsim, kaip taip va. Mergaitė mano kokia graži matot? Lukas. Yes. Automatikų? Automatikų. Aš išmokau. Nu va, atėjom vėl varžybas. Mylimoji Deimantė va lipsto ant scenos. Pumpuoju. Pumpuoja va presą, šviečia, parodyk presą savo. O. Gerai, labai gerai. Geriausia forma, su Lietuva nepalyginsi, per 2 savaitės pavarėm. Dabar čia pavaryt. Ir dar ruošimės, jau nusprendėm pavasariui, vasarui, nes, nu, užpakalio vis tiek reikia. Čia labiausiai tokia pagal visas proporcijas, kas atitinka, tai dabar dirbsim ir padarysim. Turim planą. Taip. Ne, labai gerai. Svarbiausia, patirties, aš pats irgi, nors ir kaip čia visko emocijų daug. Nu, bet tai, su kiekviena varžyba vis tiek yra patirtis ir manau, kaip tu parašei, viskas neveltui. Taip. Best team. Gerai, dar prasipozuosim, pažiūrėsim formą ir lipsiu toj. Ir tada papumpuok užpakalį dar biškelį, gerai? Dar aukščiau. O, pečiau lenda, gerai, vienos. Tai dabar tu po jų eisi, ar nežinai dar? Turėčiau, jo. Dar, įspūskit ten presą. Congratulations to the double opponent, your last champ. Ladies and gentlemen, please. Gerai, va čia tu taip darai, šonkulį įsitraukus. Va čia atrodo presai ten bus. Išputė orą, įtudami presą, taip susikrančinį. Jo, va. Nes jeigu įtrauksiu šonkulis, bus šonkulį, o tu gražų presą turi. Jo, išputė ir susiguši. Taip. To the Pro League gentlemen.